ne tik nuo save, bet ir nuo savo sūnų, kur šiuo momentu būna Maidane, dalyvauja automaidane. Aš trumpai tiesiog papasakosiu, kas dabar vyksta, aš dabar su juo kalbėjau. Jis žadėjo man atsiųsti žinutę, bet ta žinutė niekaip neateina, turbūt blokuoja informacinius ryšius. Tai dabar padėtis tokia, visi privažiavimai prie Kyjivo užblokuoti, jūs čia turbūt žinot, matyt, iš Odesos pusės važiuoja 4, yra tokios žinios, kad vežė 4 tankus. Ir dabar būtent sūnus buvo nuvažiavęs ten, kalbėjo su kolonėliais darbuotojais, kad jeigu jį pamatys, perspės, žodžiu, visą sistemą ten sudaryta. Bet netgi iki tokių lygių atvažiuoja į Kyjivą tankai. Dabar 67 žmonės iš regionų partijų išėjo iš partijos. Tai čia gera žinia, tai, žodžiu, skyla irgi ten viduj. Bloga žinia ta, kad Krymas, parlamentas Krymui prabalsavo dauguma už išėjimą iš Ukrainos Respublikos. Tai čia yra bloga žinia. Dabar prieš valandą Nazar su automaidanu apsuko vieną ligoninę, kur šiuo momentu yra daug sužeistųjų ir labai sužeisti, sunkiai sužeisti žmonės iš Maidano. Jie apsuko šitą pastatą ir neduoda milicijai išvesti šitos žmonės, kaip jis sako, kaip nusikaltėlius. Tai Kyjive beveik visos ligoninės apsuko, žmonės tiesiog būdė aplink ligoninių ir neduoda nuskriaus toliau šitos žmonės, kurie taip jau vos gyvi. Kas dar? Žmonės, kur stovi Maidane, jie apsupti ratų milicijos į Berkutų. Papult į išeit sunkiai. Papuola kažkas.